Paklausk savęs, kaip dažnai ir kiek laiko tu skiri savo vidiniam pasauliui, savo jausmų suvokimui, proto treniruotei, sąmoningam atsipalaidavimui. Juk dažniausiai lekiam savo dienoje, mintis veja mintį ir net nepastebime, kaip šiandien jautėmės, kiek streso ar džiaugsmo patyrėme, kaip mes tai išjautėme ar suvokėme. Būtent ši meditacija suteikia tau galimybę tapti tikra, pažeidžiama, pabūti su savo mintimis ir jausmais, jų neignoruojant ar atstumiant, ar bandant juos kažkaip pakeisti. Sutelkdami dėmesį į savo vidų ir širdį mes sukuriame saugią ir pilną atjautos erdvę, kur leidžiame savo tiesiog pabūti žmogumi. Ir tai yra meilės savo aktas. Kai tik pajausi, kad esi savo per griežta, mintise sukasi esu nepakankama monologas, kai pritrūks meilės ar pasitikėjimo savimi, atlik šią meditaciją, kad primintum savo, kad tu visada esi verta savo meilės bei atjautos. Ir kaip kiekvienoje praktikoje ir disciplinoje, tik reguliarus praktikavimas duoda rezultatų. Dabar įsitikink, kad niekas tau netrukdys šias artimiausias minutes praleisti su savimi. Ir tai bus pirmasis meilės savo veiksmas šią akimirką. Įsitaisyk kiek įmanoma patogiau, sėdomis ar gulomis. Svarbiausia, kad nugara ir galva būtų patogiai atremta. Rankos ir kojos nesikryžiuotų, o kūnas galėtų lengvai atsipalaiduoti. Gali užmerkti savo akis, o jei tai padaryti nejauku, tiesiog atpalaiduok savo žvilgsnį ir lengvai nuleisk vokus jų pilnai neuždarant. Švelniai perkelk savo dėmesį į kvėpavimą, nesistenk jo keisti ar koreguoti, tavo užduotis tiesiog stebėti natūralų savo kvėpavimo ritmą. Pastebėk, kaip su kiekvienu įkvėpimu pakyla, o su iškvėpimu nusileidžia tavo krūtinė arba pilvas. Labai gerai. Dabar pagilink savo kvėpavimą. Pilnai ir giliai įkvėpk per nosį. Ir lėtai iškvėpk per burną. Dar vienas įkvėpimas per nosį. Ir iškvėpimas per burną. Tokiu būdu pakvėpuok keletą kartų ir pajausk, kaip oro srautas nukeliavo į plaučius ir paskui grįžta atgal į pasaulį. Tavo kvėpavimas tampa vis sklandesnis ir lengvesnis. Ir jei tavo mintis kažkuriuo momentu pradeda klaidžioti, žinok, tai yra normalu, tokia yra proto prigimtis. Tiesiog stebėk, kaip tos mintis ateina ir išeina. Ir nesvarbu teigiamosios ar neigiamos, leisk joms praeiti pro šalį kaip danguje plaukiantiems debesims. Neanalizuok, nevertink jų,
tiesiog pastebėjusi švelniai grąžink dėmesį savo kvėpavimą. Tęsk gilų kvėpavimą ir atkreipk dėmesį, kur kūne vis dar jaučiamas koks nors įsitempimas. Jei pastebi, kad kūno raumenys dar kažkur susitraukia, įsitempia, įsivaizduok, kad su įkvėpimu tu nusiunti į tą vietą atpalaiduojančią energiją, o su iškvėpimu visa įtampa pasišalina iš tos kūno vietos. Labai gerai. Įsivaizduok dabar, kad ryškus auksinio šviesos srautas nusileidžia ant tavęs iš viršaus. Įeina pro tavo viršugalvį ir padengdamas kiekvieną tavo centimetrą, užpildo ir užlieja šviesą visą kūną, nuo galvos iki kojų. Tekėdama ši šviesa švelniai valo tavo asmeninę erdvę, tirpdo užsistovėjusias senas energijas. Užpildžiusi visą kūną, intensyvi auksinės spalvos substancija išteka per pėdas, suformuoja šaknis ir prasiskverbia kiek įmanoma giliau į žemę po tavimi. Ir taip tave įžemina. Apvaliusi tavo erdvę, šviesa pradeda plėstis už tavo kūno ribų, tirpdydama visas likusias nepalankes tamses bei užsistovėjusias energijas, kol aplink tave susidaro šviesos ratas. Šis ratas ar burbulas gali būti toks didelis ar mažas, kokio tu tik nori. Dabar sukurk ketinimą, kad į šią tavo erdvę, tavo burbulą, įleidžiama tik ta energija, kuri tau pasitarnauja. Bei balsu ar mintyse pasakyk: aš draudžiu visas energijas, kurios yra ne mano ir netarnauja mano aukštesniajam gėriui. Labai gerai. Dabar vėl dėmesiu grįžk į kvėpavimo procesą. Kiekvieną kartą įkvėpdamas, įkvėpdama, ištark savo mintyse: aš esu vertas, verta. O su iškvėpimu užtvirtink: aš esu pakankamas, pakankama. Tegul kiekvienas įkvėpimas užpildo tave meilę savo, o iškvėpimas paleidžia tai, kas tau daugiau nebetarnauja. Skirk kelias akimirkas kvėpavimui kartojančią mantrą mintyse ir pastebėk, kaip jautiesi, kai sakai sau šios žodžius, be vertinimo ar teisimo.
Labai gerai. Dabar įsivaizduok save stovinčią priešais veidrodį, žvelgiančią savo į akis. Kaip tu save matai? Kokia emocija tau kyla įdėmiai žiūrint į save veidrodyje šią akimirką? Neanalizuok ir nevertink, tiesiog įsivardink savo ir besąlygiškai priimk tą jausmą, nes kitame momente tavo jausmai savo gali keistis. Pastebėk, ar jauti meilę, džiaugsmą, o gal skausmą, liūdesį, atstūmimą ar nepriėmimą. O galbūt į save reaguoja visiškai neutraliai. Ir nepriklausomai nuo to, kokias mintis ir jausmus tu savyje atskleidei, pasakyk sau garsiai ar mintyse šias frazes. Ir nors kartais, man žvelgiant į save, kyla įvairūs jausmai, šiame momente aš renkuosi besąlygiškai mylėti, priimti ir palaikyti save. Ir nors kartais būna momentai, kada man sunku priimti save, šiame momente aš renkuosi vertinti, palaikyti ir mylėti save. Ir nors kartais aš jaučiuosi nepakankama ir kritikuoju save, šiame momente aš renkuosi atleisti sau ir priminti, kad aš esu verta savo meilės. Ir nors kartais man kyla negatyvios mintys apie save, šiame momente aš renkuosi priimti savo trūkumus ir palaikyti save švelniais žodžiais. Ir nors kartais aš ignoruoju savo jausmus ir poreikius, šiame momente aš renkuosi su meile išklausyti ir išgirsti save. Ir nors kartais aš naudoju agresiją ir prievartą prieš save, šiame momente aš renkuosi besąlygiškai pamilti ir rūpintis savimi. Labai gerai. Dabar nepaisant visko, apgaubk save taip reikalingą besąlyginę meilę. Padėk savo abi rankas ant krūtinės ir įsivaizduok, kaip iš širdies centro liejasi šilta ir ryški šviesa, šildanti meilės ir atjautos energiją, kuri pradeda tekėti per visą tavo kūną. Su kiekvienu įkvėpimu ši meilės energija plečiasi, prasiskverbdama į kiekvieną tavo kūno kampelį. Šilumos pojūtis užpildo tave nuo kojų pirščiukų iki pat viršugalvio.
Su kiekvienu įkvėpimu šviesa darosi vis ryškesnė ir intensyvesnė, suteikdama tau ramybę ir komfortą. Mintyse ar balsu pasakyk sau: su kiekvienu įkvėpimu aš renkuosi mylėti save. Su kiekvienu įkvėpimu aš pamilstu save vis labiau. Su kiekvienu įkvėpimu aš priimu ir myliu save besąlygiškai. Kelias akimirkas leisk sau pilnai sugerti šią energiją kiekviena savo ląstele ir pajausti, kokia tai būsena, kada tavo širdis pripildyta meilės ir atjautos. Žinok, kad ši meilė sau tau pasiekiama bet kada, kai tik tau to reikia. Labai gerai. Dar kelis kartus sąmoningai pakvėpuok, leisk šiems meilę pripildytiems įkvėpimams lydėti tave visą dieną. Ir kai būsi pasiruošusi, palengva išeik iš šios meditacinės būsenos. Jei akys buvo užmerktos, švelniai jas atmerk. Gali pajudinti savo galūnes, švelniai pasirąžyti, o taip pat keletą akimirkų leisk sau suvokti šią savo unikalią patirtį šioje meditacijoje. Tiesiog žinok, kad tu bet kada gali grįžti čia ir susikurti sau mylinčią erdvę. Nėra svarbesnių santykių kaip santykiai su savimi, tad tegu jie būna stiprus, palaikantis ir draugiški. Ir jei pajusi stiprų poreikį kažką dėl savęs padaryti šiandien, būtinai padaryk. O aš su meile palieku tave ir dėkoju tau, kad skyrei laiko sau.